Jeigu oras bespalvis, kodėl dangus mėlynas? Tai dėl to yra kalta ne atmosferos spalva, o saulės šviesa. Žiūrėk, projektas. Įsivaizduok, kad šita maža lemputė yra saulė. Saulė dedam ant stalo. Šitas indas su vandeniu yra mūsų atmosfera. Tai dabar, kai mūsų saulė šviečia per atmosferą, atmosfera yra kaip ir, baltos spalvos. Bet jeigu mes ją įlašinsim lašelį pieno, nors nieko mėlyno mes ten įdėjom, mūsų atmosfera dabar yra mėlyna. Dėl to, kad mūsų mažas pieno dalelės laužia šviesą. Labiausiai jos laužia mėlyną šviesą. Tai kai mūsų balta saulės šviesa keliauja į viršų, mūsų mėlyna šviesa atlūžta ir atlūžus į šonus pasiekia mūsų akis. Dėl to mes matom šitą indą kaip mėlyną. Dėl šito pačio efekto ne vien dangus yra mėlynas, bet ir saulėlydis yra raudonas. Nes saulėlydžio metu saulės šviesa turi praeiti pro labai didelę atmosferos dalį. Keliaujant pro tą atmosferą yra prarandama labai daug mėlynos spalvos ir mus pasiekia tik tai rausva saulės šviesa. Lygiai tą patį mes gauname šitam vamzdį. Turim ilgą vamzdį, kuris yra vėl pripildytas vandeniu ir pienu. Ir jisai praradinėja mėlyną šviesą visą laiką į šonus. Ir mūsų vamzdžio galas atrodo rusvas. Palyginus nefiltruotą šviesą su filtruota per mūsų atmosferą, mūsų atmosferos saulė yra raudona.